Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien esame Kaune, Kauno technologijos universiteto miestelyje. Šiandien jums parodysime naujausią universiteto pastatą M-Lab. Šį pastatą mums šiandien aprodys viena iš projekto architekčių Goda. Keliaujame į vidų, pasivaikščiosime kartu. Sveiki, Goda. Labą dieną. Labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad pasikvietėte į šį naują Kauno technologijos universiteto M-Lab pastatą. Tai Goda, pagrindinė pastato idėja. Pagrindinė pastato idėja buvo integruoti jį į KTU miestelį ir Gryčiupio parko šlaitus, kitoj Girstupio parko. Iš dabar, kur stovim, čia yra pastato širdis, jame virs ir bendras pastato gyventojų gyvenimas. Nes šitas pastatas, jisai apjungs mokslininkus, tyrėjus ir studentus. Mes iš šito holo toje pusėje turime studentų patalpas. Nu, ta prasme, jie ateina, jie niekam nemaišo, jie arčiausiai įėjimo yra. Taip. Bet jie visada gali susipažinti su mokslininkais, kurių laboratorijos biurai yra šitoj pusėje ir paskui antrame aukšte. Iš tikrųjų, įėjus į bendras erdves, pirmas įspūdis, kad mes esam vidury miško. Ar čia buvo viena pagrindinių pastato idėjų atidaryti viską į šį nuostabų parką? Taip. Ir tikriausiai dėl to mūsų lydėjo sėkmė architektūriniam konkurse. Ta erdvė, jinai ateina iš studentų alėjos, kurie apjungia visą KTU miestelį per aikštę ir išeina į parką. Koks pagrindinis jūsų kaip Kauno technologijos universiteto užsakovo tikslas buvo būtent projektuojant, statant šį pastatą? Esminė M-Lab viso centro idėja turbūt buvo sukurti infrastruktūrą pritaikytą aukščiausio lygmens moksliniams tyrimams, kuri telktų tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkus ir padėtų apjungti skirtingas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, inovacijų, tyrimų kryptis ir kompetencijas. Čia veikiančios laboratorijos labai daug orientuosis į dirbtinio intelekto taikymą ir pritaikymo plėtrą. Dar labai svarbi misija yra skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Yra sukurtos visos galimybės gaminių prototipavimui ir jų išbandymui. Ir tai yra iš tiesų labai svarbu siekiant sutrumpinti kelią nuo pirminės idėjos iki rezultato rinkoje. Tai mes esam dabar Cokolinėme aukšte, dar čia neturim jokių rengimų, bet iš tikrųjų unikali proga prieš viską pabaigiant pabūti, pajusti. Tai kokia šitos būtent erdvės funkcija pagrindinė? Taip, šitas Cokolinio aukšto galas yra skirtas dirbtuvėms. Tai čia dabar nieko to nematom, gal tik tais tie vamzdžiai visi išduoda, kad čia jau tokia bus... Graži spalva, man patinka. Ir tada išnaudojame tą reljefo perkritį, kuris toksai panašiai ir yra, tie 4 metrai. Ir čia jau išeiname į parką. Šiltas sezonas, tiesiog tas duris atsidarom ir pratęsiam ar savo darbus dar ir lauke. Čia yra tokio pločio duris, kad gali ir mašina čia įvažiuoti. Teisingai. Atsidaro abejos, aš įsivaizduoju, ne? Ką dar svarbaus norėčiau paminėti, tai iš tiesų visų laboratorijų tyrimų tikslai yra orientuoti į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo sprendinius. Tai apima ir žmogaus sveikatą, ir jį supančią aplinką, žodžiu, visą jo gerovę. Centre yra simuliacinė laboratorija ir ten visų įvairiausių jutiklių pagalba galėsime realiom sąlygom stebėti, tirti žmogaus aplinką, tirti įvairius jo fiziologinius pokyčius ir iš tiesų greitai ir kokybiškai priiminėti sprendimus ir kurti produktus. Iš tikrųjų, norėjosi atsisėstas ant šitų labai įdomių supinių, nei viename biure nesame tokių matę. Ir pagal logotipą ant stalų matau, kad baldais visais pasirūpino įmonė ISKU. Taip. Tai viską, ką matom, visos spintos, visi stalai, visos minkštosios dalys, viską darė jie? Taip. Ir sakyčiau visiems čia mum ir užsakovui, ir mum kaip architektam sukūrusiam šitų baldų koncepciją labai pasisekė, nes iš tikrųjų naudota daug natūralių medžiagų. Tai čia vietoj kabinų dabar šitas? Čia vietoj kabinų. Geras. Bet labai gerai atrodo. Iš tikrųjų garsas yra
Ir sugeria, aš net čia sėdžiu ir jaučiu, kad jūs mane girdite dabar. Nu, mažiau. Kiti baldai yra moduliniai, ta prasme, kad juos pagal tos dienos ar tos valandos scenarijų būtų galima išardyti, surinkti, ta prasme, į atskiras grupės, į atskirose grupėse norim dirbti ir ar čia iš viso gal norim kiną žiūrėti, tai vėl jie kitaip sustatyti. Šitas pastatas, jisai dirbs 7 dienas ir 24 valandas, ko gero. Ar ne? Taip. Dieną naktį. Dieną naktį. Geriausia čia yra vaizdas per langą. Nu čia tai iš tikrųjų. Aš jau pradedu bijoti, kad gal tada niekas nebedirbs. Aš manau, kad dirbs. Tokia erdvė, tokie vaizdai per langus, jie tikrai skatina kurti ir aš net nebejoju, kad tai tikrai gerai atsilieps visiems čia kuriamiems sprendimams. Čia ta medinė širdis pastato, bet taip yra, ne taip jau ir paprastai, jinai su lentynom yra. Ir dar visokių prislėpta joje dalykų yra, rūbų spintelės, čiaupai priešgaisriniai integruoti. Ta prasme, visi negražumai namo yra paslėpti po šitom. Ir tikėkime, kad tas lentynas išnaudos ekspozicijai darbų, kur čia bus sukurti šitam pastate. Goda, kiek žinau, pastatas atitinka A++ energinę klasę. Tai panaudojate ir geoterminio šildymo galimybės, ir saulės jėgainės, ar ne? Dar apie tvarumą. Papasakok daugiau. Šitą visą pastatą norėjo padaryti tiesiog pastatą laboratoriją, kuris dar ir pats, kaip sakant, kaip gyvas organizmas būtų ir pats savim pasirūpintų. Saulės moduliai yra ant stogų, jie yra ant žalio stogo, tai yra ant šilokų kilimo. Tai čia yra dvejopa sistema naudota tų žalių stogų, intensyvaus apželdinimo, turim pievutę, turim gėlės, kiekvienam skirtingam sezonui kitos gėlės žydi, bitės atskrenda, drugeliai. Taip. Ir turim jau tokiai technologiniai daliai, bet vis tiek tai yra žali stogai, tai yra po moduliais šilokų kilimas. Aha. Tos sistemos trejopai veikia, tiek turim estetinį vaizdą, žalia, o ne būtų ar ne kažkokia juoda danga, tiek turim modulių efektyvesnį veikimą, nes netiek daug prišyla pats stogas ir tada moduliai kaip perkaistai tiesiog mažiau pagamina elektros. Ir taip pat turim lietaus vandens akumuliaciją šito stogo detalėje. Čia tikriausiai turėtų būti mieste beveik visi stogai žali, nes tada neturėtumėm jokių problemų su miesto lietaus nuotekom. Na, aš manau, link to reikia ir judėti mums visiems, ne? Taip. Labai norėčiau padėkoti statytojui, kad jisai patikėjo mūsų tokiom idėjom, kur, kaip matot, čia jų daug tokių gal netradicinių ir įkvepiančių. Matyt, kad užsakovas pats buvo didelis svajotojas. Labai gerai. Ir taip pat, aišku, rangovams, kur jiems čia buvo iššūkiai po iššūkių, ir žali stogai, ir amfiteatrai, ir konstrukcijos, ir fasadai polikarbonatiniai, kurių nėra dar Lietuvoje. Architektūra iš tikrųjų vienam yra sunku kurti. Tai kaip ir esi kolektyve, tau vienas tos nuomonės keičiasi, viena į kitą atsitrenkia, transformuojasi. Tai kolegos būtų tiek Gražina Janulytė Bernotienė, studijos įkūrėja, taip pat Rimantė Lydytė, Algis Grigas ir Povilas Konkulevičius. Tikrai nuostabus pastatas, keičiat miesto veidą. Ne tik dėl čia kuriamų ir galbūt ateityje labai sėkmingų projektų ir kažkokių produktų sukurtų, bet ir apskritai dėl pačio pastato, taip kaip jisai atrodo, nes atrodo labai gerai. Tai ačiū tau, ačiū, kad skiri laiko ir labai lauksim sekančių jūsų projektų su visa komanda ir mūsų žiūrovais. Dėkui. Tai iš tiesų, kai stovėjome čia prieš gerus 2 metus ir kasinėjom šito pastato kapsulę su linkėjimais ir žodžiais ateities kartoms, tada susirinkusiems svečiams ir bendruomenės nariams linkėjau vieno, kad šitas pastatas būtų gyvas, kad jis būtų pilnas žmonių,
kad jis būtų pilnas svajojančių, gebančių, kuriančių žmonių ir aš galvoju, kad nei šiandien, nei po daugelio metų negalėčiau palinkėti nieko geriau. Iš tikrųjų, sveikinu su šiuo nuostabiu projektu. Mes su Būsto anatomijos komanda tikimės tikrai apsilankyti dar ne viename, dar įdomesnėme, dar didesnėme, galbūt ar mažesnėme, bet visi jūsų projektai yra unikalūs, autentiški, tai tas yra labai džiugu ir gera čia būti.